aukščiau žemės ir dangaus. Pamilau šypseną žmogaus. Pagaliau aš iš naujo supratau, kas esu, ką darau ir kur einu. Mums atviri visi keliai. Mus lydi norai dideliai. Mums pakeliui mane palauk, aš ateinu. Pasaulį keis, pasaulį keis. Dabar viskas toliau, kartu eisim daug toliau. Vėl jūs savanori. Man pasiūlė įsijungti šią veiklą ir šiaip neturėdavau labai daug ką veikti ir nesijaučiau doru žmogumi, dėl to įsiliejau į šią veiklą ir man tai labai patiko. Padėti kitiems žmonėms yra tiek jiems gera, tiek man gera viduje. Mes visi čia susirinkom į projektą mokyklinį. Projekte mes dalyvaujame seminaruose. Seminarai mums duoda daug naujų žinių. Ir po to dalyvaujame praktinėse veiklose, kuriuose išreiškiame save, mokiname susidoroti su įvairiomis situacijomis, bandome šnekinti žmonės, tačiau ne visi šneka su mumis. Kodėl tu savanoriauji? Todėl, kad aš žmogus, turiu sielą, turiu protą, širdį ir taip toliau. Kas yra Savanoris. savanoris? Nusakyčiau, žmogus, kuris savo laisvalaikį ir dalinai ir iš savo skirtų laikų skiria žmonėms padėti, pagelbėti, padėti senukams, pagloboti vaikus. Žodžiu, aktyvus gyvenime, kad būtų. Koks turi būti savanoris? Kokios jo savybės turėtų būti? Drąsus, darbštus, nuoširdus, jautrus, besirūpinantis viskuo, kas būtų visuomenėje ir žmogus geras. Ką veikia savanoriai? Bet mano supratimu, viskuo rūpinasi. Ir gerais darbais, ir žmonėmis, ir gamta. Vaikų, ypač kaip moksleiviai, tai žiūrėti mokyklui, kad neskriaustų mažesnių. Padėti tvarkytis gėles, prižiūrėti, kad mokyklos mastu. Ir įvairiausių darbų, man atrodo, yra. Dėkojam už atsakymą. Koks turi būti savanoris? Kokios jo savybės? Savybės. Turi būti stiprus žmogus, aukštas būtinai, o pavyzdžiui kaip aš. Nežinau, ką čia tau pasakyti. Va kaip aš. Ką duoda savanorystė? Gerą širdį kaip man. Kas yra savanoris? Savanoris yra žmogus, kuris nieko neverčiamas, atlieka pareigą savo ir tėvynei, bei kitiems. Ką veikia savanoriai? Na, tikriausiai padeda visiems. Pavyzdžiui, kam? Aplinkiniam savo valstybei, seniūnijai, gyvenvietei. Ar visiems reikia šios pagalbos? Man tai taip, kad ne visiems. Kiti yra uždaresni žmonės, tai nelabai domisi. Ar esi savanoriavęs? Ne, nebent tik padedu mamai. Ką veikia savanoriai? Savanoriauju. Koks turi būti savanoris? Kokios jo savybės? Pirmiausia, tai linksmas. O paskui tai jau, nežinau, iš tikrųjų, drąsus turėtų būti ir norintis padėti kitiems. O kaip manai, kodėl žmonės savanoriauja? Nes neturi ką veikti. O ką skatina žmonės savanoriaudami? Tiesiog draugiškumą, supras vienas kitą. Kodėl tu savanoriauji?
Todėl, kad man tai patinka. Patinka padėti seneliams, nepasiturintiems žmonėms. Ir taip, mes būkiamžiams žmonėms. Labą dieną, norėtumėm užduoti porą klausimų. Kaip manote, koks turi būti savanoris? O kokios jo savybės? Taip, gerai, aišku. Ką veikia savanoriai? Tikrai puikiai idėja. Kodėl žmonės savanoriauja? Kas skatina žmonės savanoriauti? Įdomi nuomonė. Ką duoda savanorystė? Taip, dėkui.